Jau senai per Lietuvą vėl. Dviratį miegantį ant šono turim, palapinę turim, save turim. Šitos žolės dar vakar nebuvo visos. Šiandien buvo biški čiučiut lietučio ir vėjas belė kokio dydžio, čia tik taršė, tai va dviratis net ant šono prigulė. Tai toks rytas, tokia pradžia. Gaunamės daiktelių. Išsivalysim dantenas ir važiuosim link Graikijos. 35 kilometrai iki Graikijos likę. 35 kilometrai ir valgysime gyvas, skanes gyveles. Pakalinėjam palatkę. Šeši prasideda. Išsimiegojom, buvo blemba vėjas, tai ragas didžiulis. Iki 7 ryto būtė vėjas ir dabar pranašauja vėją visą dieną. Ir šiek tiek lietų pranašauja. Tai žiūrėsim, ko mes čia sulauksim. Šiandien mes atvyksim į Graikiją. Norit jūs to ar nenori? Šiandien mes būsim Graikijoje, miegosim Graikijoje jau Europos Sąjungoje. Dabar suksim į degalinę. Vienas protingas žmogus pasakytų, išsiųsim faksą, pasistiprinsim biškį ir tęsim žygį. Užkandom, atsigėrėm, dabar jau dar į kelią. Judam link Graikijos su vėjeliu. Kaip kalneliai. Kaip turi būt horizontas nusidriekęs kalnais. Turistas. Kažkas praška dviratį, bet nerandu kas. Kas darosi su dviračiu, eisim palatį. Toks kukuliais, riba, airanas. Nu ką, važiuojam, pasistiprinom biškį. Lietus lyja. Lietus lyja, malonumas menkas. Kaip sakant, būna visko kelyje ir čia nekliūtis. Nustojo vėjas, nustojo audra, žaibavimai, bet lietus išliko. Tai važiuojam. Jau senai per Lietuvą vėl.